Aš išėjau pabėgti nuo to, ko reikia, nuo to, kas būtina, kaip riova. Šiaip patinka jam traktoriai, detraktoriai. Ir gavom dovanų tar kitą. Dėdė Saulius su šeimyna padovanojo irgi Timukui, kai grįžom gydytis jau namo. Tai biški peštynės, tai galvom jau reikia traktoriaus. Nors nes negaliu pakęsti, kai tu ramiai. Metų su biškiu. Jau pradėjo biškį silpnesnis daryti, net nepagalvom, kad tokia liga. Buvom pas daktarė patikrino kaip ir plaučių viskas tvarko, gal gripas, nuvažiavom į Alytaus ligoninę. Patikrino kraujuką, buvo jau negerai su krauju, siuntė iškart į Kauną, nieks nieko nesakė. Sekmadienį atėjo daktarė, sako, turbūt plaučių uždegimas. Atėjo pirmadienis, ryte atėjo daktaras ir iškart pasakė, jum leukemija ir išsiuntė į Vilnių. Labai gedo burnytė, buvo sudėtinga. Nevaikščiojau iškart, tik lovytėj gulėjau. Dėkojame koncertą už pergalę gyventi žiūrovams, padėjusiems išpildyti Timuko svajonę traktoriuką. Dar noriu padėkoti nuostabiai mūsų daktariai Rolandai Nemanieniai. Šiaip artimiesiems, kurie padėjo tuo sunkiu laikotarpiu, tetai, kuri padėjo žiūrėti Domuką ir šiaip visiems, kurie padėjo ir kartu buvo.